Tai pasiruošimas trunka jau turbūt 8 savaitę kokią. Nu, toks intensyviausias tai prasidėjo prieš 4 savaitės. Tai nėra, tai tokių turbūt laiko, kada iš vis nieko nedarau. Jeigu nepasiruošime, vis tiek kiekvieną dieną sportuoju, ar tai jėgos treniruotės, ar tai bėgioju, ar tai mušu maišą, bet jeigu taip žiūrint į patį pasiruošimą, tai jis yra sistemingai sudėliotas, darbas su treneriu, taktikos, viskas, žinai, strategijos. Čia taip pats vienas nepasiruošiu kovo. Svarbu labai, kad būtų žmogus, kuris matytų iš šono viską labai gerai. Ir gerai. 1, 3. 1, 2, 3. Tiesus visi. 1, 2, 3. Jo, tiesus, šonis tiesus. Gerai. Taip. Taip, gerai. Taip kitko pas trenerio Romualdą ir pradėjau muitai. Tai 2001-2000 kažkaip labai tiksliai nepamenu ir po 3 mėnesių varžybas išvažiavau. Pamenu, kad gavau gerai kuprą. Jo, gavau pirmą, bet kažkaip nenusvyro rankos toliau labai gerai. Gal gerai tas pralaimėjimas buvo? Būčiau laimėjęs ir po to pralošęs ir tada skaičiuoju, ne man. 2. Taip. Jo, saulė. Šia! Ir Taip. Tai realiai stabdyti jo nereikia ir jo nereikia raginti. Tai ar lengva ruošti, Deivi lengva ruošti, nes kokią jam situaciją beduotum kovos, jisai ją padarys, nes ją supranta. Bendra fizinį jisai turi instruktorių, metybo jisai labai gerai supranta, tai čia labai didelis pliusas, kas liečia metybą. Mano laikais mes nesuprasdavom ir mes badaudom visi, čia būtų didelis minusas. O šiai dienai informaciją galima susirasti, galima analizuoti ir taip toliau. Ir tai vis to klausimu labai pažengęs. Aš tai sakau visą laiką visiems, čia yra didžiausia gyvenimo šventė, kai aš einu, nes iki nieko taip sunkiai neįmanoma dakopti, kaip sakau, visos šventės, gimtadienį, tai yra linksma, džiugu, bet čia yra, ta prasme, iš viso nepakartojamas jausmas, nes tu labai sunkiai dėl to dirbi ir tau kaip šventė, tu jau eini į tą ringą, kai, tipo atpildas, man iš vis būna, realiai, jeigu taip žiūrėčiau, kad čia pasiruošimas, poilsis, dar kažkas, tai man varžybų diena yra pati ramiausia diena ten per 3 mėnesius, galiu pasakyti, arba ten per 2 mėnesius, kaip grubiai pasiruošimas vyksta. Ramiausia diena, aš ten galėčiau pietų mėgo, dar kažką, visi sako, kaip tu gali pietų mėgo, taigi tau šiandien kovo, o man kaip tik ramiausia, nes žinau, kad viską padariau, svorį padariau, atsistačiau, viskas, dabar mano 10 minučių šlovės, viskas, kaip bus taip. Kaip trenerio dilbiai laikos. Būna visą laiką, vieną kartą taip palaikiau, o taip. Ja. Prisižiūrėjau nesąmonių, galvoju, nėra tos minkštos letinos. Ai, dabar aš 5 reptis laikė. Lūžo? Jis, gal 3 lūžiai buvo, aš nežinau. Deivis gavo traumą. Tuo metu, matai, Dievas mane išgelbė, ant kito nurašė. Buvo šakės, ranko viskas. Jo, letinos geras reikalingas. Aš! Taip, užpuolam tas pats, tiesų šonis tiesus, užpuolam. Ta! Ne, neik, tiesiog išmušk iš vietos. Gerai? Dabar. Ta! 2! O dabar tas pats išvengiam. Hop! 2! Neaišku, kai būtų buvę, tos 3 metus gal būčiau toliau, kuos galėjau būčiau pabaigęs, bet dabar, kai dar atsiranda tų galimybių, vis gaunu stiprių priešininkų ir užsienį sukovoju ir ten, kai pagalvoju, po 24 metų pavyko Olimpinį stadionį sukovoti, tai žinokit, 24 metus man reikėjo sportuoti, kad aš savo kažkokią svajonę įgyvendinčiau. Tai reiškia, gal dar 5 metai, gal dar kažkokias kitas svajonės spėsiu gyvendinti, tas ir motyvuoja, kad ne su amžium viskas krenta iš ranko, kaip tik atrodo, dar atsiranda vis daugiau galimybių, bet čia irgi, kaip tu to nori ir kaip tu parodai, kad to nori, tai jeigu tu stengsi, tai viskas ir ateina. Šiais laikais nori labai greito rezultato, daug ir greitai šlovės, o nieko nepadaro, nieko nepajudina. Tai čia reikia daug dirbti. Man prireikia daug metų, kad aš galėčiau save vadinti ten top elitinių kovotojų. Tikrai reikėjo daug kalnų nuversti ir pralošimų, ir pergalių, visko buvo, bet sakau, reikia laiko, o tai tas laikas ir užgrūdino turbūt ir viskas. Aš net kitaip neįsivaizduoju savo gyvenimo, aš nežinau, taip, aš suprantu, kad ateina laikas, kada sakysim, gal jau užtenka, žinai, bet dabar tai net nežinau, pilnas ugnies ir noriu vis dar kovot. Ir galiu pasakyti, dar geriau dabar jaučiuosi, negu jaučiausi 25 metų, nes viską žymiai protingiau darau, dėl to, kad turiu patirties. Taip, greitesnis žygis.
Taip. Aš tik pradedu dėti šitą žengį. Nelaukiu, kol aš į tave. Op. Taip. Išvengiam aukšto smūgio koją. Op. Ok. Op. Žingsnelį. Gerai. Šaunai. Rankas ant galvos. Op. Taip. Davai. Bet kas liečia taktiką, tai labai smagu, kad nereikia sugalvos ir yra treneris viską daro. Tai aš klausau, ką daro, klausau nurodymų, viską ruošiam, viską atidirbinėjom ir viskas. Ir aš net negaliu suabejoti, kad bus kažkas blogai, nes aš žinau, kad bus iki tiek atidirbta ir automatiškai jau viskas eis tam ringe. Tai net, tiesiog viską treneris atlieka už mane. Tai man, kaip sakau, nukrenta galvos skausmas, nes aš sakau, jeigu pačiam reiktų ruoštis, aš nežinau, ar pasiruošiu. Yra pora kovų, kur vos nepats ruošiausi, tai nelabai rezultato gero buvo. Gerai dabar. Op! Žengiam, op, šunis. Op, ta. O, taip. Nežinau, sakau, niekur nebuvo taip smagu kaip Muay Thai, kur gauni ir supranti, kad turi labai daug dirbti, kad galėtum duoti atgal. Taip. Ta. Du. Taip, išeinam. Niekada, ir Deivis ir aš niekada mes nenuvertinam niekad varžovų, mes ruošiamės kaip savo kovai paskutinį gyvenime. Nesvarbu, ar ten Petras, ar Jonas, ar Taisnas bus. Tai nuo kiekvieno smūgio galim nukristi ant žemės, žinai. Bet mūsų tai irgi nestebina. Mes, kaip sakau, nieks nesiruošia krist, bet būna visko kovoje. Negali parkrist, bet svarbu, kad atsikelt ir kada kristų jisai. Bet, sakau, Deivis yra aukštam lygiai ir jis parodys. Labai pasakyti, aš komandą. Gerai, aš tik prasimankštinam. Jisai vasarą pats pasidarė, tas, sakykim, labiau bendrą fizinį, buvo po pertraukos, pasidarė bendrą, ištvermė, jėga, visa kita, toks paprastas darbas. O dabar mes jau kaip ir baiginėjom tą tokį ciklą tranzicijos jau į specifinį rengimą. Tai dabar liko 4 savaitė iki kovos, tai realiai 3 savaitės, kai liks, jau jisai eina tik daryti savo. Ir mes tik tais jau tokį, kaip čia pavadint, palaikom, top-upą tokį pasidarom ir viskas, bet visas jau conditioningas eina per specifiką, per jo treniruotės. Kiek dar? Minus 3 savaitę, tai kai lieka truputį daugiau negu 2 savaitės, 3 savaitė iki kovos būna pati sunkiausia, kur tikrai taip pakeliam krūvį gerokai, lyginant su pratom savaitėm, ir po jų drastiškai, priklausomai nuo situacijų, bet dažniausiai drastiškai mažinam, 30, kartais net 50%. Ir lieka tada tik paskutinę savaitę jau fight weekas, ten jau jų dalykai. Aišku, visi profesionalūs sportininkai yra gera darbo etika, jie nori dirbti sunkiai, bet su kovotojais yra ypatingai, sakyčiau, kuriuos reikia labiau stabdyti negu pushint. Tai vat. Visos dienotvarkės susidėliojimo aplink treniruotės, aplink sportą, tai tikrai pavyzdys visiems. Žinot, kada galima truputėlį atsipalaiduoti, bet jau kai daro, tai daro. Tikrai nebūna, kad vakar kažką nuveikiau, ko nereiktų nuveikti, ar vakar kažką suvalgiau, ko nereiktų, dažniausiai to nebūna. Kiek? 11 padariau pakartojimą? Pizduok, man atrodė, kad ta prasme tikrai negalėjau. Sprašiau, 9.